Čia tą dulizijų easy bus surinkta. Visi turi tos dulizijų, skurčia, drasko. Su kažko ten susikabinom irgi, galvoju, ant akimirkos irgi dugnas, paspaudžiau, tada bam, vėl kažkoks garsas, žiūriu, dūmais apsipylė, galvoju, gerai, bent iki garažo davažiau. Taip, aš karočią darau savo darbelius, aš manau, kad tu susitvarkysi su durim, keičiam duris, o tenais jau eigoje viską kažką tai ten paderinsim. Kas sveiki draugai, sveiki žiūrovai, kas žiūrėjot, stebėjot mano Instagramą, matyt, kad mes su kameristu puošiam Mersą, ruošiam į fotosesijai ir šioje laidoje mes jums jau parodysim tą mūsų padarytą visą rezultatą. Bet prieš tai norėčiau jūs pažindinti kiek artimiau su savo projektu ir gerai, kad šiai dienai pas mus yra Car Vertical ir visa informacija, visi darbai buvo išsaugoti. Ir turiu tokią galimybę šaunę jum tai viską parodyti. Tai iš karto matom prieš save ataskaitą, siūlyčiau pereiti prie įdomiausios dalies, bent jau man taip atrodo. Čia yra nuotraukos. Ir taip vat, draugai, atrodė tas Mersas prieš daug metų. Net dabar pažiūrėjus į tą mašiną, aš pats nepatikėčiau, kad čia yra ta pati mašina. Senas dizelis, numeriai kiti, kažkoks sprogęs interkuleris matau. Nu, žodžiu, nenorėčiau grįžti prie tų dienų, tiek daug vargo ir viską pamatyta. Davai einam iki pat galo, kameristas, žiūrėk, parodysiu tau, kaip atrodė. Tugi nematei, man atrodo, kameristas, kaip... Visų procesą tikrai nemačiau. Tai aš parodysiu, kaip mašina atrodė, kai jinai buvo pilnai juoda. Daugelis žmonių sako, kad jiem labiausiai patiko būtent gal šitas etapas, kai vienspalvis buvo, bet ką aš žinau, man tai lipdukai nemaišo, visada juos galima nuimti ir šiai dienai, kaip mašina atrodo, man kol kas patinka. Beje, dar parodysiu ridą. Čia matom 13 metai. Kai aš pirkau, buvo, man atrodo, ten, nepamenu, dabar 100 ten kažkiek, aš pravažiavau ir pada 13 metais, kai pradėjom daryti. Nu ir matai, kad čia kas kelis metus tik 1000 km iš garažo išvažiuoja, 1000 pravažiuojam, atgal. Dar yra informacija apie variklį. 3 litrai, matom arklius, 2JZ, Europą. Tai vat tokia ataskaita mano, o jums žiūrovai rekomenduoju prieš perkant automobilį visada prasičekint, pasitikrinti jos istoriją, kad to nebūtų taip kaip šitoj nuotraukoje. Pasinaudoju dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą arba galite paspausti ant linko, kuris yra apačioje aprašyme po video. Paspausit ant linką, iškart bus užskaičiuota nuolaida ir prasičekinsit savo variantą. O dabar persikeliam prie eglutės ir padarom kontentą. Važiuojam. Nu ką, draugai, sveiki. Norėčiau asmeniškai aš ir nuo kameristo vardo padėkoti jums, kad esat, kad žiūrit. Tikiuosi jums patinka, ko mes čia užsiminėjom. Kanalas gerokai išaugo, čia dėka jūsų, o dabar norėčiau kartu su jumis įžiebti savo asmeninę eglutę, kiek vėliau papasakosiu gal šiek tiek platesnį informaciją, kuri stovi man už nugaros. Ką kameristas einu, rubilniką įjungsiu, pafilmuok. Davai. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Norėčiau turbūt šiek tiek papasakot trumpai ilgą istoriją, bet labai sutrumpintai apie gal save. Dauguma iš jūsų turbūt visiškai vis tiek manęs nepažįsta. Kodėl aš myliu šitą mašiną, kodėl aš ją investuoju, kodėl jinai man tai patinka. Čia dėka šitos mašinos realiai pas mane gyvenime viskas ir įvyko. Ir kad aš dabar čia stoviu prie šito ekrano, jūs mane matot, YouTube vedu, čia viskas irgi dėka šitos mašinos. Čia buvo mano gyvenimo variklis nuo pat pradžių, kai man buvo 17 metų. Kurti, kažką daryti, neklausyti blogių nuomonių, daryti visada taip, kaip aš noriu daryti.
Ir buvo gyvenimo keliai sutikti labai daug žmonių, kurie bandė mane atkalbėti, kurie neigiamai motyvavo, sakė, kad čia aš nesąmonėm užsiminėjau. Ir visą tai tiesiog praėjo pro mano ausis, aš nieko neklausiau ir dariau visada viską iki galo. Ir šiandien rezultatas visko, kas yra aplink mane, kas vyksta, tai čia dėka to, kad nieko apart savęs nereikia klausyti ir dėka to, kad reikia gyvenime turėti tikslą ir jo visada siekti. Galiu dar šiek tiek papasakoti apie pačią mašiną, jeigu kažkam įdomu. Tai šiuo metu variklis yra antras GZ, čia jau yra antras GZ šitam kėbulė. Pirmą mes greitai susprogdinom, antras nebuvo stipriai užbombintas, kažkiek laiko patarnavo ir jau jam atėjo galas. Dirba mašina šiuo metu ant 5 cilindrų. Bet kitais metais galiu pasakyti, kad planuojam pakeisti variklį į visiškai kitą motorą. Galit komentaruose paspėlioti, koks tai gali būti motoras. Galiu pasakyti į priekį, kad suksim biškį daugiau arklių, negu planavom. Prieš tai bus, manau, apie 7,800. Man anksčiau užduodavo labai dažnai klausimą, kiek šitas projektas man kainavo, niekada niekam nesakiau. Iš tikrųjų nelabai ir skaičiavau, bet taip pasąmoniai plius minus įsivaizduoju tą kainą, kadangi buvo labai daug klaidų padaryta per tiek metų, 14 metų. Tai ir variklių... Čia palikšti. Tai ta bendra kaina, galiu pasakyti, su visom klaidom, su visais susprogdintais varikliais, netinkamais darbais ir taip toliau, apie 100 000. Nežinau, daug čia ar mažai. Normaliai. Iš tikrųjų, jeigu dabar su visom dabartiniam žiniom paimti iš naujo viską čia padaryti, aišku, su mūsų dabartiniam kainom, anksčiaugi taip viskas brangiai nekainavo. Aš manau, kad tokį projektą susikraut apie šiam kainuotų, plius minus. Iš tikrųjų, noriu palinkėti visiems gerų naujų metų. Tikiuosi, naujose metuose visi turėsit naujų tikslų, žiūrėsit mūsų kanalą ir aš skatinsiu jūs eiti toliau, nenukabinti nosies, o taip. Galų gale nesvarbu, kiek yra dienų jūsų gyvenime, o svarbu, kiek yra gyvenimo jūsų dienoj. Prisiminkit šitą dalyką, labai svarbus momentas, jeigu kartais apsvarstytų. Kažkokia dvižuka prasidėjo. Tik pradėjom filmuoti, čia ten kažkas rėkia, čia man... O, tas grįžta, karoči. Sionė, tai man atrodo, čia rubalo. Su pica, karoči. Ai, čia jisai supiko ant bolto vežėjo, karoči, kad tas pica paliko toli. Tai jisai specialiai, man atrodo, pro mūsų eina, kad nesifilmuoja. Jo. Taigi, užkabink kadą. Tai dabar bus... Ai, tai tokia vat ir dvižuka čia, centre. Jeigu turit kažkokių klausimų, visada klauskit, atsakysiu. Kažkas, mačiau, komentaruose sakė pasikėlęs, dėl to, kad visiems atrašinėjau. Ir kartais žmonės galvoja, kad atrašinėjau, esu susireikšminęs ir taip toliau. Ne, taip nėra, nesu susireikšminęs. Mėgstu atrašyti žmonėm, mėgstu paskaityti komentarus. Toks, nežinau, įprotis gal, nežinau, ar čia yra gerai, blogai, jums spręsti.
ką, dar gali biškiai ratukus, ne? Nu, Ant 4 cilindrų, aš sakyčiau, neblogai visai. kaip Civikas. Ir Subarikas. Tvarkysim. Čia jau nesutvarkysim, čia jau reikia viską keisti. Tuoj padalinsim viskas, kas liko. Ir čia bus nauja pradžia. Normalią mašiną kažką imsim. Nu, kažką normaliai. Gims kažkas normalaus. O tai ką mes darysim? Šiandien tai turbūt nieko, apsitarsim. Ką čia darysim, o žmogus renka Supra, gali biškai papasakoti, kas čia 2JZ bus. Kadangi man patinka varikliai, kur sprogsta, kai sprogdinau, sakau, nu nenoriu aš taip lengvai. Ir vienas irgi pasibandė kažkaip nelabai, sakau, aš dar pabandysiu. Tai reikia jo Supra padaryti kaip priklauso su 2JZ. Su sprogstančiu motoru jam reikia. Tai pasidalinsim su kolega Dalim, o čia, manau, kitam epizodė jau papasakosiu, ką aplamai planuojančiu padaryti. O kol kas dar galite spėlioti, koks čia motoras bus. Beje, kas atspės, koks čia bus motoras, turiu prizą. Paskutinė, man atrodo, jo paskutinė, tai pažiūrėsi. Maikutė, netokia. Jo, liko paskutinė, jau tokio modelio nebus. Bus tik nauji kiti, tai paskutinis realiai toks vat modelis su šito kamufliažu. Kas atspės, liko tik beje L dydis, tai žiūrėkit patys ir pagal save. Komentaruose rašom, koks gali būti čia stekantis motoras ir vieną iš jūsų atrinksiu. Na tai ko tu nepatiko tas 2JZ? Ko nepatiko 2JZ? Nepatiko tom, kad pats matei. Taigi Legendinis kažkada tai buvo motoras. Daug yra apsikrovimo, viskas labai brangiai kainuoja, realiai jeigu tu nori paimti, tipo, kaip čia buvo paimta ne iš turbininio, tipo, iš Lexuso, tai turi labai daug dar pinigų įkišti su 700 arklių. Vilniuje realiai kiek čia žmonių turim, kas gali gerai surinkti tą motorą, nu, mažai sakykime. Viskas kainuoja kosmosą, dalis sunkiai randamos, daug kainuoja. Kiekvieną kartą, kai susprogdini dėl vienos klaidos motoro, tau realiai reikia viską iš naujo daryti. Nu, tipo, mano atveju, mažai kas liko iš praeito motoro, porą dalių, viską ant išmetimo. Tai vat, yra alternatyva geresnė, patikrinta laiku, asmeniškai tikrinau, kas žino, ką anksčiau vairavau, gali labai nesudėtingai atspėti, ką dėsi. Čia per didelė užuomina davai. Čia labai gerai, tai dabar greitai parašyk. Šitą pirmą tavo buvo, ne? Ar ne? Čia mano pirma mašina, jo. Čia mano pirma mašina. O kai paleidai ant projekto šitą, kokį tada dailėmį? Tai senais laikais aš daug turėjau 124. Čia buvo pats pirmas 124, aplamai aš gyvenime 124 turėjęs gal kaip 10. Kas ant dalių išėjo, kas perparduota, taip žodžiu. Nu ir kažkada po to persidavau ant BMW, supratau, kad BMW yra gera mašina. O, bet tai čia gal Merso dizelį, o? Su dizeliu. Tai buvo čia dizelis, nepamini laikais, senais laikais, ne? Bet čia buvo labai senai ir tais laikais dar ir... Bet ir dabar nėra kas siūlymus daro, žinai, tos reikėjo siūsti iš Švediją, eiti pas tą diesel making, ten tais laikais dar kainuodavo pusantro štukos eurų. Turbo bandits? Jo, nu, turbo bandits planėje benzus darydavo, ne dieselis. Gal turbos tada tik daro? Jo, turbos, jie darydavo, turėjo visą setupą parduoti M104 benzui, tipo, susikrauni, atsisukyti ant štuką arklį ir važiuoji. Supra yra, šiaip online su dizeliu. A, ja? Nors kažkas rašė krauk dizelį, bet ne, aš turiu dizelį. Tas dizelis irgi. Kažkada buvo faina, kažkada buvo, dabar smirda dėl... Kažkada buvo faina su dizeliu, buvo prikolas. Bet po to, kai su laiku nori labiau būti toks pedantiškas prie visko, žiūri, kad nei dulkytis nieko nebūtų, po to supranti, kad tas dizelis tik į traktorius realiai. Nes tu po vieno važiavimo visas juodas būni, o pirštu taip pravedį per kaktą ir žiūri, kad pirštas visas juodas, dūmais mašina visas. Nu taip, žinai. Kas gali su dizeliu važiuoti iš visą? O kur tavo dizelis? Prie ūkio. Pas tėvų visą. Ką ten paėmė?
Baits. Čia jau tipo pradedam, va taip va. Nu taip. Gavom tokį va brekę, tiesą sakant, pats dar nežinau, nespėjau pasiruošti, kameristas čia pradėjo taip staigiai viską filmuoti, perskaityti ir jums papasakoti, kas čia yra, bet žinau, kad čia yra hidrofobas. Kaip jisai veikia, ką jis daro, tai galėsim toj kartu ir patikti. Kameristas, gal aš galvoju, žinai, ką darom? Davai aš įpilu vandens, pažiūrim, kaip šitoj pusėje veikia. Nu, kad tipo. Nu jo, mes. Davai. Beje, mašina ką tik iš po plovyklos, nu, iš tunelinės. Tai nežinau, ar ten jie dengia kažkum ar ne, bet pažiūrėjom iš karto. Testą tokį padarom. Nu. Nu, nelabai. Nepasakyčiau, kad čia labai super wow kažkoks rezultatas, nes realiai visi lašai liko. Žinai, kaip naudotis kameristas šito dalyko? Žinau. Žinai? Jo. Yra viduje jau gubkė, kas yra gerai. Čia, matau, su nagais nesidarysiu, reikia atsuktuvo. A few moments later. Nižiai, kvepia. Pabandom. Tai ką, padengiam dabar vieną pusę kapoto mūsų priemonę, palaukiam 10-15 minučių ir galėsim su sausą šluostę nuvalyti ir patikrinti, kaip veikia. Tai ką, pažiūrim, koks gavosi efektas, koks rezultatas pas mus kairiai pusėje kapota dabar padengta vašku nuo fuso, o dešiniai pusėje niekom nepadengta. Gamyklinis kėbulas. Užpilam vandenį ir žiūrim. Nu vis tiek, matosi. Viskas. Žiūrėk, kaip nubėga lašai, matai? Ir jeigu dabar čia būtų dar važiuojanti mašina, šiek tiek vėjelio, aš manau, būtų visiškai iki idealo viskas nupūstų. O šiaip galim dar prasivalyti ant viršaus su skuduru, pažiūrėti, ant kiek lengviau valasi vieną pusę nuo kitos. Tarkim, žiūrėk, kameristas. Kadangi dabar ir viena, ir kita pusė yra šlapia, davai pamėginsiu vieną kartą šitoj pusį pravesti. Jau labai gerai nuvalo. Jo. O šitoje? Šitoj turėtų likti. O, matai? Liko tokios kaip dėmės. Nu ką, įsitikinom, kad priemonė tikrai yra veikianti. Prisiminkit, kaip jinai atrodo. Jeigu norėsite tokią pačią įsigyti, visada galite rasti tiek internetiniai, tiek fiziniai parduotuviai Detailer Place. Pasinaudoję dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 10% nuolaidą. Dabar filmuojam. Nu ką, realiai prasideda nauji darbai. Ką mums reikia padaryti prieš šiandien? Reikia pakeisti. Aš tai žinau, aš savo dalį darbo padarysiu, nuimsiu duris. Taip. Ir tarpu tu darysi savo. Tau hibridinės duris reikės nuimti, žinai? Jo, šiandien kaip tik mačiau, čia naujas modelis, X3M hibridas. Toks kaip pas mus yra. Taip va, aš karočią darau savo darbelius, aš manau, kad tu susitvarkysi su durim, keičiam duris, o tenais jau eigoje viską kažką tai ten paderinsim, ką toliau daryti. Su, davai. Tik tai nepamiršk vieną dalyką padaryti. Dirbti kaip reikia? Su pirštinėm. Tai duosi man pirštinės? Man ten pirštinės. Žiūrėk, kameristas, žinai kaip patikrinti. Ką radė galim jungti, ne? Išjungt, o nejungt. Žinai kaip patikrinti duris, ar buvo liesta prieš tai ne profesionalių, taip sakykime, mechanikų. Bet su pirštu gali pravesti, yra įbrėžimas. Tai reiškia, kad jau kažkas lindo. Toks lifehackas kaip patikrinti, nes dažniausiai, kai atsuka šitą varžtą ir bando nuimti duris, užkabina su šito liežuvėliu per šitą vietą. Bam. Nu ką, galiu patrukdyti, ne? Jo. Klausau. Ai, ne, tiesiog, žinai, reikėjo sukti tai. Galvoju, kad pakilti. Ai, aš galvoju, kažką noriu papasakoti. Okay, supratau.
Ai, kaip Kurinova. Nu, va čia viršui. Čia nemokėsiu aš jums pinigų už tai. Nu, nereikia, tai mes ir neprašom. Ne, bet tu neprašyk po to. Tau čia dabūt reikės išlyginti. Pirmą tik išmokinsi kaip. Ai, ne, čia nereikės to nieko daryti. Žinai, kodėl? Tai, kad tu nuo tų durų viską naimsi. Nu ką, vat ir jūsų darbas baigėsi. Ne, dabar galima duosiu dėžutę, galima galinį banką numesti. Pabandėm biškį pratemti tą nosytę surauktą, iš tikrųjų labai kietas metalas ir tokia deformacija biškelį sudėtinga. Pabandžiau taip patemti, jisai nesitaiso, tai tada dabar atgręšim šitą keičiamą detalę, tada dastumdysim viską į vietą, kad šitą detalę idealiai atstotų, pasitaisys šitą raukšlelę. O jūs ką, nepamirštat, pafollowinat kanalą, kad pamatyt, kom baigsis X3M remontas. O aš pažadau, kai surinksim, biškį pagazuot su jo. Vis dėlto. Šonu. Čiagi priekis atsijungia. Reiškia, galima driftint ir daryt burnautus. Gatvėse. Čia. Ką reikia dabar padaryti? Daugiau klijų ir važiuojam. Taigi visi taip daro, ne? Nu. Ir mes taip padarysim. O ką mes ne kaip visi? Aišku. Gerai, tik pasakyk ant galo, kad pajokavai, nes ne visi mano kanale jokus supranta, žinai. Kartais kažkur jokauju ir nesakai, kad čia jokas ir visi... Kaip tu taip galėjai padaryti? Taip. Tu nesveikas, tu nenormalus. Ojei. Kas? Matau, kad nesiseka tau kažką čia. Keikėsi už kadro. Papasakau. Esi tampo čia, ar kas čia? Ne, realiai yra, čia labai žiauriai tokia durnavota vieta, ten toksai užlenkimas yra ir paspaustas. Ir šitą vietą, būtent konstrukcija, turi tą tokį spiroklinį metalą, žiauriai kietą. Ir mažo to, kad gnybtai, žinai, sunkiai laiko jos. Ir dar plius, tą, žinai, reikia viską ištemti. Nu, ko geriau padarysi, to paskiau bus gražiau, dailiau, germėtiką gražiau patepti. Nu, viskas, karočią. Kuo daugiau padarysi, tvarkingiau to po to. Nu tai va dabar, žinai, ten po biškį, žinai, pasitempinėjimo, tai va kantukas buvo šitas jau, žinai, užlaužtas. Jau, žinai, jisai čia išsitiesino. Čia dar tokia durna situacija, kad kada smūgiuoja, ne tai, kad jie dar į ten stumia, o stumia į šitą vietą, išsivažiuoja kampį. Nu tai yra tam tikrų niuansų, žinai. Tada šitą vietą irgi tokia, pagal schemas nesimatė, kad čia šitą vietą dar papildomas toksai metalas yra, žinai. Čia viduje tas skarda jau vidinė. Užsakėm tik tai vieną detalytę tokią. Išorinę. Jo, taip. Aš negalvojau, kad čia viduje yra, žinai, čia pirmą realiai tokį mes modelį tokį darom, žinai. Ir faktas tas, kad būčiau geriau tada visą ragą paėmęs, būtų paprasčiau padaryti. Dabar jau, žinai, jau nebelauksim detalių, tai reiškia, jau viską prasitempiau, čia jau beveik prasileigino, tada gaunasi šitoje vietoje tas stakano nosis yra šiek tiek nuleista į apačią, tai vat reikia pripakelt šitą stakaną, tam, kad raukšlytė čia ir raukšlytė čia išsitiesintų. Šitą vietą ištiesinu, tada jau galėsiu prisidėti, deganalę susimotuoju ir tada jau viskas bus aišku. Taip pat lonžeroną biškelį reikia irgi palyginti. Pasitempėsi į šoną, jo? Jo, toksai biškelį, žinai, gaunasi, kad neįvertinau, kad čia tas bus ir nesimatė, kad ten yra dar papildomas metalas. Nu, tai čia dėl to sunkumas yra. Bet čia viskas ten pasidarys, aš manau, kad viskas ten bus labai gerai. Bet šiuo metu sudėtingai eina. Kas čia pirma matau?
skylutė yra, iš kur nečiūs yra, Čia va yra sparno tvirtinimas, kuris lygęs ant sparno ir kada smūgia labai dažnai čia tiesiog nuplėšia. Va matai, va šitas va yra kreivas, dar yra neišlygintas, žiūrėk, va šitas va irgi yra kreivas. Tai labai dažnai tiesiog paima tuš ir žinai nuplėšia. Paskui prasilygini tą vietą, padarai skylutę, žinai, užsivirgni su frizytę, nušlifuoji, žinai, ir viskas. Čia va matosi nuo praeito remonto, kai tvarkė, kaip negražiai sutepė germetiką, kaip senais laikais, nežinau, žiguris atepdavo, žinai. Nu čia toksai, supranti... Nu, aš turiu minį, būtent šitą kantuką. Čia dar... Nu, čia dar. Bet galėjo, nu, tipo, žinai, prasivalyti šitą vietą, kad, tipo, jakinį. Šiaip realiai jo, aš tai skaitau, nu gal, bet šiaip tai, nu, nepasakysi, kad, žinai, kad baisiai padaryta, ta prasme, pernelyg viskas... Ne, šitas jo, aš turiu minį, būtent tas kantelė, žinai. Čia šiaip, jeigu aš neklystu, iš viso turėtų būti pilnai germetikas prateptas. Ar ne? Ai, ne? Ne, matai šitoj pusėje. Bet pažiūrėk, čia irgi labai panašiai, taip, žinai, padaryta. Ta siūlė tai jo, bet viršui nėra, matai? Kažkaip, va čia švaru jau. Suvirinimo taškų nėra, matai, va, pavyzdžiui, va detalė yra, čia turėjo būti suvirinimo taškai. Tai aš tik tai nelabai supratau, kam tada šitąją pusę lieti. Ar jie čia abu lonžeronus pakeitė? Tai va, matosi, žiūrėk, matai, va čia. Va čia, matai, gabaliukai dažų. Ne, čia gamykliškai, net naują, tarkim, mašiną paėmus, ant stakanų labai daug būna šitų aliumininių drožlių, žinai, kaip kažkaip. Jo, pasižiūrėk, visuose stakanai taip baisiai atrodo, kad tu neįsivaizduoji. Iš kur jūs ten atsiranda? Nu, tiesiog, toks leidinys ir viskas. Pas mus buvo vienas atvejis, pakeistas stakanas buvo ir Vokietijoje nepirko mašinas vien dėl to, kad būtent pakeista detalė gražiau atrodė negu gamyklinė. Ir žiūri visada į gamyklinę pusę, sako, baisiai padaryti. Aš sako, kad tą pusę, kur padaryti, ten originalas, o kita pusė. O kita pusė, ten, kur gamykla, dėl to ir mašiną galėjome parduoti. Tai čia kažkoks, nežinau, pas mane, man atrodo, gaiškai ten lyg ir švariau buvo. Tai pat atrodo pas tai. Nu, nepastebėjau, nekreipti. Turit kažkokių klausimų, Andriui? Parašykit komentarus. Paklausim. Nu, klausai, tipo, kodėl, kas čia pasikeis, kas nepasikeis. Žinai, kodėl negaliu, pavyzdžiui, nosis dabar daryti arba tenais, kad vaizdas būtų. Kiekviena raukšlė turi tą savo, tipo, sutraukimo kėbulą. Ir dabar va šitą vietą, kada yra bamtilta, tipo, va čia suėja, būtent tempia va šitą į apačią. Mes va čia viską grąžinam į vietą, ištraukiam tą kojų, tą metalą ir tada gaunasi, kad šitą vietą šiek tiek kyla. Ir tada jau tą tokį, žinai, ištempimą iki galo tas visas raukšlės, va, viską panaikinam, deformaciją ir jau tada jau galime viską suvizdinėti. Tai dabar va, tas va ir yra, žinai, kad darom šitą va vietą. Tai šitą vietą darom ir tada tą... Jo, ir kas su jo? Ir jinai šiek tiek pabiškai kyla. Ai, kyla. Jo, nes šitoje vietoje, kada ir užtraukta šitą vietą, šiek tiek tempia ją pačią deformaciją. Kiekviena raukšlė padaro savo tam tikrą, žinai, deformaciją ir jinai būtent laiko tam tikras vietas. Tai va šitą vietą padarom, tada kiekvieną raukšlytę ten dasitempiam ir va tas va galutinis toksai ir po to ten nosiukas ir viskas bus kaip nauja. Viskas bus ledas. Tai jau. Šiaip realiai nieko baisaus, biški pastangų ir bus afigenai. Nu, Andriu, ką mes padarėm? Ką mes padarėm? Ką? Mes tai nieko. O tu?
irgi nieko. Realiai iš tikrųjų, žinai, kada būna tokias dienos, kada darai ir po to gali ten dienos pasižiūrėti, nifiga nepadarė iš tikrųjų. Nes labai... Jo, nes realiai šudiliavimų labai daug. Nu ką, realiai sudėtinga ta vieta, pavyko išlyginti, tai mat pralyginom tenais. Atsirado nauja raukšlė, apie kurią aš ir sakiau, kad šitą vietą ištemsim, kad šitą šiek tiek kelsis į viršų. Taip pat yra nauja raukšlė ir iš karto jinai rodo, kad būtent iš tavo vietą dar reikėtų dar pakelti į viršų. Sekančią dieną jau šiandien kaip ir jau realiai, kaip ir daugmaž darbeliai baigti, tai vat sekančios dienos planas tai yra pakelti šiek tiek į viršų, ten kitas raukšlės susilyginti, nosytę tą dasidaryti. Nu ir paskiau jau tenais jau viskas plus minus viskas diagonalė sueina, tada jau ir priekį komplektuoti. Nu ten minimalis, kaip visada ten šudėliavimo daug iš tikrųjų, kurio nesimatys. Nu, paskiau atvažiuos ir vienas sakys, kad čia tai visą dieną. Ar dvi, gal net ir savaitę. Pasižiūrim, kas pakuoti. Galima gal šiaip pastumti, jeigu neutrautis. Davai, aš šviesą išjungsiu, kad yra akumas, tai įsipratus, ne pats stipriausias akumas stovi. Aš irgi sutinku su Armėnu, aš irgi pradėjau domėtis, galvoju, čia tą 2GZ easy bus surinkti. Visi turi tos 2GZ, pučia, drasko. Pradedi domėtis, blemba, ten tų opcijų yra nuo 100 eurų už kronšteiniuką iki 1000. Ir turi realiai viską pasikeisti. Ir tai dar pakalbi, vis tiek kažkas neveikia. Kas ir sportą važiuoja, blemba, vis tiek sproksta, diržus mėto. Ir yra pats, matai, įvairiausių setupų. Prasme, pas mane dabar taip padaryta, nuvažiuosi pas kažką kitą į garažą, dar kitaip bus, ir į skirtingus garažus važiuoji ir pas visus vis skirtingai, žinai, padaryta. Ir tu nežinai, kuris variantas yra iš tikrųjų geriausias. Arba gali, aišku, ten susipirkti iš Australijos, Amerikos už kemštukų, bet tada jau prasmę praranda. Nu, už kemštukų tai, žinai, daug ką galima pasirinkti. Mesgi norim už pigiai ir kad būtų gerai. Ir kad kiekvieną kartą, kai motoras sproksta, negaiš laiko, nes perrinkti motorą čia kainuoja ir laiko, nu, tipo, apart pinigų, tai dar užtinsi, kad čia yra laiko gaišimas ten irgi, ne taip, kad atveži ir kitą dieną tau grąžins motorą. Pažiūrėjau, garažas palimars ir padarytas buvo. Į ką slėgį išleisim iš. Nes išimsim motorą pasidalį. Žiūrėjau, kaip tepalą jau per viršų pučą matys. Reiškas dar yra. Dar gerai. Jo, gal kadangi čia vis tiek yra jau sudėtos veikiančios dalis, tai biškai man bus paprasčiau savo variklį apsirinkti, nes vėl kažką gaminti, tas laikas irgi kainuoja, noris sezono pradžioj važiuoti, ir bent jau daryti. Tai kažką, va, dabar kažką tau duosiu ir beje, kas galbūt kažkas renkatės 2GZ, parašykit, turėsiu pilną dalių parduoti. Nes šiaip motorai patikimi, kas dabar norit rinktis, geras šansas. Realiai dabar ką mes turim? Čia yra antras mano motoras, pirmą susprogdinom, galite epizodą pažiūrėti, ten daugiau nepasakosiu apie pirmą, čia yra antras stokinis motoras, atsukom ant Spirito, netoli 400 arklių. Laiko klausimas buvo, kiek jis dar laikys su mano važiavimais, aš mėgstu pavažinėti agresyviai. Tai vat vasarą realiai ir atvažiavau ir kažkada pamenu trečią pavarą, gerai skersą einu. Ir tik girdžiu, kažkas, karočiai, prileidau gazą, jau žiūriu, kažkas trailina. Pamatavom kompresiją akurat. Iš pradžių, man atrodo, 5 cilindrė kompresijos buvo ten nedaugiau 10, ten 8 gal kažkas tokį. O kiek tokia būtų standartiškai 12, ne? 13. Tada su tavim kameristas paminė išlėkėm pagazuot, kad su kažko ten susikabinom irgi, galvoju. Ant akimirkos irgi dugnas, paspaudžiau, tada bam, vėl kažkoks garsas, žiūriu, dūmais apsipylė, galvoju, gerai, bent iki garažo davažiau. Tada dar kartą pamatavom kompresiją, jau 0 vienam, okei. Tada žiūrėt kitus, jau kitose irgi sumažėjo. Tai ką norėt, aišku, iš to stoko, čia neardytas motoras, tiesiog iš kito Lexus ištrauktas, dėtas, apkrautas aplink mano senovių to pirmų motorų. Bet sakas, stokas
laiko 500, Nu, 400. matai, va, pavyzdys, kad ne taip ir ilgai ir laiko. Nes aš iš pradžių galvojau stokinį pasileisti, Armėno dar seno svapo porą dalių panaudot, bet tada irgi priejau rezumė, kad vis dėlto reikia normaliai daryti, nes pasidarysi tą stokinį, tai va, vėl tvarkysi. Tada čia pažiūrį, kur buvo prieš tai normaliai atrodo padaryti, bet reikia dar visas smulkmenas išdirbti. Tai gerai, tai realiai reikia apsitarti su tavim, kada pradedam. Ir dar sugalvoti, kaip patogiausia ardyti. Kaip patogiausia. Ar čia tepalus nusileisti, ar tu tiesiog dar kartą brunauti normalų kieną, kad nereikės tepalų nuleidinėti. Ir iškart į upę nubėgs visi gyveni. Bet jo, nes greičiausiai reikia sugalvoti, ar visą variklį traukti iš karto, ar nusirinkinėti. Ar taip turbūt aprinkti reiktų, kad patogiausia. Ne, tai aprinksim paliubomu. Šitą tai pusę visai lengvai tau koliko, sakai, reikia. Tai pardysim turbą, nuimsim. Šiaip greit nusima čia turbo patogumų ir, kaip matai, vaškai visi. Tada generas iškart bus prieimas prie genero. Iš viršaus nusims, vandens pompa. Po to galėsim papasakoti gal tam epizodui, jeigu žmonėms bus įdomu, kiek čia viską persidaryti, nes generą metą į kitą pusę būna, kad jis ten nekaistų, tada generas originalus per silpnas. Generas iš vis yra audinės, o vairos stiprintuvas BMW, bet nepamenu, jeigu neklystu, gal ten slyvas, dizelio, kažkas tokio. Gerai, gal į slyvą, bet Saudi generų BMW netiks man greičiausiai. Bet jo, tai va tokių bairių, kad iki tokių smulkmenų, kad tiesiog aplinkui aprengimas turi būti galingesnis. Netinka Lexus. Va, šitas dalykas. Šiaip, iš visų mano išmėgintų dalykų, čia yra pats veikiamiausias, pasakykim, temperatūra, tipo, dabar važiavau, žiūrėk, eina prisiliest. Realiai be jo tu niekada negalėtum ant tokios mašinos atvažiuoti. Išknudė. Pirštas priliktų, bet labai gerai šiaip temperatūrą sulaiko, bet irgi nepigus malonumas. Jeigu neklystu su koliku, su Westgate'ais, downpipe'u ir karštąją dalim, suviniot netoli 1500 paliko. O čia kai sako svapas 10 kai išeis. Jo, man irgi iš karto optimistiškai žiūrėjau, kai mes pradėjom čia daryti. Kai pasakė, kad 10-12, nu galvoju tikrai šitą, žinai, hiperbolizuoja. Arba jau bomba bus. Į 7 galvoju paliubomų tilpsim, bet ten net iš tikrųjų ir daugiau gavosi. Nes jeigu tu nori dar geriau padaryti, nes jeigu jau darai, tai jau darai, taip žinai, tokia mašina. Ir ten kiekvienas smulkmena, ten kiekvienas sujungimas, šitie visokie dalykai, pavyzdžiui, jeigu paimi raudoną arba mėlyną, tai jie biški pigesni, bet jeigu paimi juodą, tai iškart kaina vos net išaukšta. Nors realiai tas pats, vien dėl spalvos. Čia, nu, tipo, kai darėm, kad 2 spalvos būtų, tai reikėjo juodos. Spaudžiam like, spaudžiam subscribe ir du rimčiausi mechanikai surinks du rimčiausius žalius. Ir vasarą jau gazuosim poriniam važiavimui, kažkur ne Lietuvoje. Pasimatuos. Gerai, viso tada susimatom jau kitam epizodam. Ir viskas. Ar čia ne tik, kad ką tu ten dėsi spėliot, bet gal pasiūlys dar kokį geresnį svapą. Nu, dar galit savo variantą beje parašyti. Aš visada atsižvelgiu į komentarus. Jeigu kažką perskaitysiu logišką, tai pasvarstysiu. V8. Tik nerašykit V12. Netelpa čia, žinokit. V12 čia per daug pusę motoro salonimo. Ne, tie dideli varikliai. Lemba ir svoris viską užtenka V8. Ai, mesgi dar neprisipažinom, kad yra dar vienas žmogus komanda. Visi galvoja, kad aš su Kamilištu dviese esam, trečias žmogaus niekada niekas nemato. Jisai namuose sėdi montuoja šitą video. Tai kadangi mes viską filmuojam visada kartu, tai nežinau kokia seka yra. Kad čia bus sekantis kadras kažkoks, ar čia video pabaiga yra, iš tikrųjų labai sunku susiorientuoti. Tai nežinau. Niekada neįsveikinamės, neatsisveikinam, taip ant galo. Nu dabar matai tas... Sujungimai pat neaiškus būna. Jo, matai, bet ir tas darbas toksai, čia jisai nėra toks, kad, žinai, tam 1-2 padarai kažką, tai, žinai, ir tu pradėjęs, pabaigęs darbą gali, nu, tipo ir pabaigti, pasakyti, kad jau viskas padaryta. Čia, žinai, kad ten reikia biškelį, ten biškelį,
negalėtum kiekvieną kartą, žinai, labą dieną. Nu, jo, matai, supranti, jeigu mes susikoncentruotume ties vieną mašiną, jo, ir filmuotume tik šitą vieną mašiną, jeigu aš daugiau nieko neturėčiau, tada viskas būtų žymiai paprasta padaryti. Mes visą dieną čia sėdėtume, žinai, nuo A iki Z, kiekvieną varžto sukimą galėtume parodyti ir būtų vienas epizodas. Bet kai yra pilna tų mašinų ir pilna kitų darbų, tai, žinai, negalėjai vienas išsiplėsti per visas vietas nuvažiuoti ir viską parodyti, žinai, tai kaunasi, biški ten. Aš manau, ką spėjom, tą ir rodom, taip jau yra. Nu, šiandien užtenka, žinai. Šiandien užtenka. Tikrai nemažai yra parodyto realiai. Šiaip pagalvoju, šiandien penktadienis, tik pirmadienis. Na, jie tu penktadienį nori, ne? Jau pailsėti norisi. Šventinis periodas, reikia pailsėti. O klausyk, mes tai vienoje iš dėžių rasim kada, ar ne? Iš dėžių nors vienoje rasim kada? Po švenčių. Nu, kažkada, aš manau, rasi tikrai po švenčių. Tai ką, realiai viskas tada, ne? Jo. Tada keliamės į kitą dieną. Išjunginėk kamerą.